Ką jums reiškia vasario 16 diena? Vasario 16. Džiaugtis, laimė nepriklausomai, šis galime prekiauti laisvai. Ką jūs žinote apie vasario 16? Vasario 16 yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ką jūs žinote apie vasario 16? Laisvė Lietuvai. Vasario 16 diena. Vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės diena. Ką jūs žinote apie vasario 16? Vasario 16 yra Lietuvos šventė. Žinote apie vasario 16? Vasario 16. Lietuvos nepriklausomybė. Vasario 16. Tai Lietuvos nepriklausomybės diena. Vasario 16 yra Lietuvos nepriklausomybės diena. Kelintais metais buvo parašytas vasario 16 nepriklausomybės aktas. Tai 16 turbūt. Kada tai buvo? 1918 metais. Tais metais buvo pasirašytas vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas. Čia dabar tas atkuriamasis. Kelintais metais buvo pasirašytas. 92 ar pirmais, dabar nežinau. Kelintais metais buvo pasirašytas vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas. 1918 metais. Gal žinot, kiek signatarų dalyvavo pasirašant šį aktą? 19 arba 20. Liktai. Nu gal 20. Kiek signatarų pasirašė šį aktą? Nu, va, sako pasakyti. Nu, kiek signatarų? Skaičių. Daug. Kiek tas daug? 10, 100 gal. Kiek signatarų pasirašė šį aktą? 11. Sakyk daug. Kiek buvo signatarų? Tikrai mažiau negu šiandien Seimo narių, bet tikriausiai apie kokią 40 padalinta iš 20. Kiek signatarų pasirašė šį aktą? 16 minutės. Ar 15. O gal žinote, kiek signatarų jį pasirašė? 27. Aš 10. 20. 20. Taip, 20. Atsiprašau, sumaišiau. Gal žinote, kiek signatarų dalyvavo pasirašant šį aktą? 20 nelabai atsimenu. Tai kiek signatarų pasirašė šį aktą? 23 gal. Kas buvo Lietuvos tarybos pirmininkas? Buvo Lietuvos kaptas. Na, Smetonas pirmiau. Pirms Smetoną. Žinojau pavardę. Lietuvos tarybos pirmininkas. Lietuvos tarybos. Žinomų žmonių turėjo. Basanavičius gal. Kas buvo Lietuvos tarybos pirmininkas? Buvo kaip tas. Jis raidės. Smetona. Tarybos pirmininkas. Pirmininkas buvo Antanas Smetona. Ne. Basanavičius, Basanavičius organizavo. Pirmas prezidentas buvo Smetona. Ar žinote, kas buvo pirmininkas tarybos? Basanavičius. Buvo pirmininkas tarybos. Jonas Basanavičius. Buvo pirmininkas. Jonas Basanavičius. Lietuvos pirmininkas. Oi, tarybos pirmininkas. Tu jau tai pasakysi. Tu jau reikia gerai pagalvoti. Moros, kad... Ai, tas Vagnorius Moros. Pirmininkas. Ne, Landsbergis turbūt tada. Ar Brazauskis, nežinau, ar Brazauskis ko gero buvo tada. Ką jums reiškia vasario 16? Ką tau reiškia vasario 16? Visą Lietuvą. Laisvę. Ką jums reiškia vasario 16? Valstybės nepriklausomybės dienos paminėjimas. Tai staigiausia man diena pasaulyje. Ką jums reiškia vasario 16? Laisvės diena.
buvo atkurta nepriklausomybės diena, dabar mes švenčiame kaip laisvą Lietuvą. Ką jums reiškia vasario 16? Dabar už tai tas pats, kaip dabar gyvenam nepriklausomoje Lietuvoje. Visada tas pats buvo. Nepriklausoma, niekas nevaldė. Ką jums reiškia vasario 16? Šventė. Gal žinai, kaip švenčiama vasario 16 dieną? Kažkur vėliau įsikišam vis. Švenčiate šią dieną. Paminim mokykloje, nežinau. Per pamokas, gal į bažnyčią nueinam. Žinote apie vasario 16 dieną? Ko nežinau? Žinote apie vasario 16? Nežinau. Sveiki, ką jūs žinote apie vasario 16? Niek. Ką jūs žinote apie vasario 16? Nežinau. Tais metais buvo pasirašytas vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas. To negaliu pasakyti. Vasario 16 nepriklausomybės aktas. Matematika. Notarų pasirašė šį aktą. Nu, to nežinau. Ką jūs žinote apie vasario 16? Vasario 16 buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas, tai įvyko 1918 metais. Kuriame dalyvavo 20 signatarų ir pirmininkas buvo Jonas Basanavičius. Tarp jų buvo du žemaičiai. Tai būtų Naurtavičius ir Stulginskis. Tai va, ką dar mes žinom? Ką jums reiškia vasario 16? Tai Lietuvos Laisvė, nepriklausomybė. Susikūrė mūsų valstybę, mes labai džiaugiamės šią dieną. Tai yra labai reikšminga valstybinė šventė. Tai tiek.